pavydas yra turbūt viena tokių iš baisiausių krikščionybėje, pasakytume, nuodėmių, bet galim būtų ir kitaip įvardinti kaip tokių žmogaus negražių pusių. Nes šventajame rašte, Biblijoje yra netgi parašyta, kad nuodėmė į pasaulį atėjo per velnio pavydą. Ir taip pat yra minima Jono Evangelijoje, kad Jėzus buvo išduotas, pasmerktas iš pavydo. Pavydas toksai, kaip sakyti, visą laiką jis turintis kartais labai gražią kaukę, nes žmogus pavydintis jisai neparodo, kad pavydi. Bet už to pavydo, kas slypi, tai slypi kartais toks tęsinys, pykčio, keršto arba blogio darymas be priežasties, vien dėl to, kad kitas kažką turi, sugeba arba gali daugiau nei aš. Ir tai gali slypėti toksai labai netgi eiti iki tokių žiaurumų, kur tą žmogų nori sunaikinti arba iš viso, kad jo nebūtų. Aš sakyčiau, kad pavydas iš tiesų yra normalus emocinis išgyvenimas. Ir čia tuo aš turbūt skirčiausi taip įvardindamas, nes kalbu iš psichologinės perspektyvos, nuo daugelio turbūt dvasinių religinių tradicijų, kuriuose dažnai pavydas yra kaip nuodėmė, kaip yda. Bet kalbėdamas iš psichologo pusės, aš sakyčiau, kad mes dažnai daug ką skubame teisti, bet neskubam suprasti. Ir man regis svarbu pavydą, taip pat kaip ir kitas emocijas, suprasti. Apie ką jos, dėl ko jis pasirodo mūsų gyvenime, dėl ko aplankė, ką čia bando man pasakyti tą emociją. Ir jeigu taip kalbėti apie vieną iš tokių atsikartojančių aprašymų pavydo psichologiniai literatūroje, apie ką jisai rodo, tai pavydas rodo apie kažkokią mūsų stoką. Mes paprastai nepavydime to, ko nestokojame. Paprastai pavydime tik to, kad kažkaip ar to mums trūksta, ar į tai sudėti mūsų kažkokie lūkesčiai, kad tai mus padarys laimingais ir panašiai. Kad ir pavyzdžiui, materialinis kažkoks turtas. Mes pavydime kitiems žmonėms kažkokios materialinės padėties. Ir tai gali atspindėti mūsų stoką, gali atspindėti tai, kad į tokį būvį, maždaug kai aš būsiu turtingas, tai reiškia būsiu ir laimingas. Sudėta nemažai tokių lūkesčių. Visa geštalto psichoterapija labai gražiai atsiremia į čia ir dabar. Taip trumpai ir aiškiai, ką tu jauti dabar. Ir jeigu mes pagaunam savyje, kad aš pavydžiu, iš tikrųjų pavydžiu kažko tai žinot, yra toks labai panašus jausmas, labai panaši energija kaip gailestis, kad man gaila kažkokio žmogaus. Kodėl man jo gaila? Nes aš galvoju, kad jis vargšas negali apsiginti, kažko pasiekti, kažko turėti. Tai kai žmogus pavydi kažkokių daiktų, jis nieko nedaro, jis tiesiog pavydi. Reiškia, jis neįsivaizduoja, kad galėtų turėti tuos daiktus pats įsigyti, nes jie kažkokie tai wow, labai brangus ir tikrai ne jo nosiai, jis tiesiog pavydi. Tai toks savęs nugalinimas, kad aš negaliu. Ir tada tik seilę varvinu, žiūriu ir pavydžiu. Nes jeigu aš suvokčiau, kad tarkim aš galiu turėti tokį automobilį, taip jis brangus, bet aš galiu. Tai tam pavydui nebėra nei laiko, nei energijos, nes aš susikoncentravusi tai, kad man reikia eiti, dirbti, siekti, ten taupyti ar loteriją žaisti, nežinau ką nors, tai kad gaučiau tą automobilį ar ten kažkokį kitą daiktą.
man atrodo, svarbi dalis, jeigu taip norint gyventi gyvenimą ne vien tik tai pilną pagiežos ir pavydo ir kažkaip griežti dantį ant žmonių, kurie kažkaip šypsosi eidami gatve, tai turbūt svarbu atsigręžti į save ir ką aš netgi su savo sudėtingesnėm aplinkybėmis darau, ar aš kažkaip judu link to. Na, juolab dar svarbus yra momentas, kad mes matome kitų žmonių gyvenimo tik fasadus. Mes niekada nežinome užkulisių ir ką, nežinau, socialus žmogus apsuptas draugų, ką jis išgyvena, patiria, galbūt tai yra jo būdas įveikti vienatvės nerimą, ką žmogus, kuris turi daug pinigų, ką jis išgyvenimo, gal ten už didelių turtų ir rokenrolo yra daug narkotikų ir skausmo. Na, mes niekada nežinom konkrečios istorijos, kol jos nepamatom iš arti. Ir kiekvienas žmogus, aš manau, nešiojasi savo skausmo bagažą, o kažkokie tokie išoriniai ženklai, kaip turtas, statusas, populiarumas, patrauklumas, grožis ar kažkas, jie gali tarsi taip signalizuoti, kad viskas tvarko ir su to žmogaus gyvenimu. Ir tada mes pavydime, kad tarsi to neturime, bet nebūtinai taip. Manyčiau, kad pirmas žingsnis tai yra pastebėti ir pripažinti, kad taip pas mane yra pavydas, kad aš antras žingsnis nenoriu jo, kad nenoriu, kad tai eitų į mano vidų. Tai tas pastabumas ir yra, man atrodo, stebėjimas ir yra esminis dalykas, kad atsikratytum arba išeitum iš jo. Ir čia, žinot, kaip ir kažkokiam darže mes galim ravėtas piktžolės, bet jeigu pasilieka tuščia vieta, jos ir vėl ten augs, reikia sodinti gerus dalykus. Tai manau, kad yra svarbu puoselėti priešybę pavydo mumyse. Tuos gerus dalykus būtent savyje mokėti pasidžiaugti kitais, nenorėt būti pirmam. Pirmiausia, reikia pastebėti tas mintis, kurios šneka apie pavydą, tas istorijas, kurios atneša tą jausmą viduje. Ir kai pastebėm tas istorijas, jos jau atliko savo darbą, galima padėti į šoną ir pradėti žiūrėti, kas vyksta emociškai, kokie poreičiai, kokie patyrimai vyksta viduje. Ir tiesiog leisti tiem pojūčiam būti. Tiesiog stebėti, matyti. Ir galbūt tai labai nemalonu, norisi pabėgti ar išvengti, kažkaip pasislėpti nuo to, bet tiek to, tegu pabūna, tegu jaučiasi. Ir kai mūsų sąmoningumas duoda šviesą šitam jausmui, šitam susitraukimui, tai įtampai, kažkas pradeda keistis, kažkas pradeda atsipalaiduoti. Nes mes galbūt visą gyvenimą kažkam kažko pavydėjom ir bėgom nuo to jausmo ir bandėm jį kažkaip slopinti kitokiais veiksmais, kitokiais būdais, niekad nenorėdami atsigręžti tai. Bet gyvenimas priverčia atsigręžti vienaip ar kitaip, arba atveda kokių tai žmonių, kurie pavydi, arba pačiam tenka išgyventi šitas gilias emocijas. Ir kaip su tuo susitvarkyti? Išsiaiškinkime, o kas ten pavydi? Kieno tas jausmas? Kas ten sėdi ir nerimauja? Kam ten nepatinka kažkieno kito sėkmė ar pasiekimai ar materialiniai turtai? Kas ten sėdi viduje visą žalę, susitraukęs ir piktas, kad kodėl ne man? Taip, yra jausmas, yra mintis, yra vaizdiniai, yra istorijos. Visa tai pasireiškia, bet kas tenai už tų vaizdinių?
ir istorijų. Atsėdėkit ir užduokit šitą klausimą savo, kad pamatyt, kad ten nieko nėra. Jeigu jau žmogus atsiduria tokioje situacijoje, kad juodai pavydžiu ir pavydas bamba graužia ir niekaip neišeina nieko toj situacijai padaryti, tai pirma mintis, kuri man šauna, tai turbūt su tais jausmais pabūti ir pasižiūrėti, ką jie prikelia. Ir toks pavydas, kur jau taip jau labai pavydžiu, jis man asocijuojasi ir su tokia pykčio energija. Pykčio energija, kuri yra ir išjudinanti energija, kuri ir skatina veikti. Kad jeigu jau taip labai mane graužia, tai galbūt aš galiu susidėti kažkokią gyvenimo strategiją. Jeigu man ten labai graužia, kad kažkas turi, nežinau, ten pavyzdžiui, statusą geresnį, tai galbūt aš galiu pasvarstyti, kaip aš savo karjerą labiau galiu pasirūpinti. Galbūt galiu, nežinau, nueiti pas karjeros konsultantą pasikonsultuoti, kokios čia dar yra galimybės, kad aš kažkaip patobulėčiau toj savo srityje. Na, turbūt norint kažkaip iš to vaduotis, svarbu rūpintis tuo savo gyvenimu. Kokių mes turim posakių stebuklingų. Kas yra bamba, tai yra antra čakra. Tai yra instinktai. Ir tai yra turėti, čia mano. Reiškia, pavydas yra visiškai iš instinktų lygmens. Ir yra tie baziniai, kaip išgyvenimo mechanizmas, išgyvenimo instinktas. Kaip sako, sumesk žmonės ten į kokią negyvenamą salą, jeigu reikės, jie ten ir išpjaus viens kitą tam, kad išgyventų. Tai pavydas reiškia labai gražiai susijęs su tuo išgyvenimu, instinktų lygmuo. Tai klausimas yra, ar žmogus yra instinktų lygmenį, ar jis yra aukštesnė sąmoninga būtybė, kaip jis pats save mato. Labiau gal reikėtų pažiūrėti per tai, kokio sąmoningumo žmonės labiau linkę pavydėti. Kuo aukštesnis sąmoningumas, aš prie to priveščiau, tuo mažiau pavydo, nes yra labai aiškus suvokimas, kad, tu nusipirkai fainą suknelę, man jinai patinka, aš einu nusipirksiu tokią pačią, bet jinai gal kainuoja kažkaip labai brangiai. Bet jeigu aš tikrai noriu, aš galiu sau leisti. Jeigu aš galiu sau leisti, o jeigu aš negaliu sau leisti, jūs sako, tai ir nereikia, o kitas pradeda pavydėti. Ne? Ir čia priklauso nuo to, kokio žmogus sąmoningumo. Viską mes į sąmoningumą galim suvesti. Kokią temą beimsi, visur atsiduriam į tą patį, į savęs suvokimą, į sąmoningumą ir į proto panaudojimą, į netgi ego panaudojimą. Labai geri įrankiai, tik juos reikia naudoti normaliai. Ir jeigu ateina mintis, kad aš pavydžiu, čia mano pavydas ir aš jo nepaleisiu ir aš laikysiuos jo, nes žiūrėk, čia aš, ten jie, tuomet rimtai ir giliai pažiūrėkit, kas tas aš. Kas ten už tų minčių? Kas ten slepiasi? Galbūt buvo kokia tai trauma gyvenime, mokykloje ir vaikystėje, ir kažkas atsitiko prieš daug metų. Kada prasidėjo tas jausmas, kada tas jausmas buvo patirtas patį pirmą kartą. Kokia situacija buvo. Nes tie jausmai, kurie lydi mus ilgą laiką, jie kažkada tai prasidėjo ir jie čia dar yra ir bus, kol jie nebus išvaduoti, kol jie neišsivaduos, neišeis. O kad jie galėtų išeiti, juos reikia pilnai pajausti. Ir nieko blogo su tuo jausmu. Galima jausti, galima viską jausti, yra saugu jausti. Nėra jokio jausmo, kuris gali sukelti mums žalą, mūsų organizmui žalą.
taip ir tas pavydas. Ar noras pakenkti kitam, nes jie daugiau turi. Nes jeigu to jausmo nėra, jeigu pavydo nėra, mes galim džiaugtis su kitais dėl jų pasiekimų, mes galim būti laimingi ir jausti draugiškumą ir atvirumą tiems žmonėms, kurie turi daugiau ar pasiekia daugiau. Ir tai matyti kaip įkvėpimą, kad ir aš galiu. Ką jie darė, kad tai pasiekti ir aš galiu. Vietoj to, kad, kaip jie taip daugiau negu aš. Visos tos neigiamos emocijos, nuo kurių mes bėgam, jos tik nori būti pajaustos, pamatytos, atsiskleisti ir išeiti. Ir niekas kitas to negali padaryti. Reikia žiūrėti čia, matyti, kas vyksta, leisti savo jausti. Ir per tai jos išsilaisvina. Ir per tai atsiranda daugiau erdvės ir jaučiasi vidinė ramybė ir džiaugsmas. Kai buvau Egipte, ten vienas vienuolis man papasakojo būtent apie Šventą Antaną, tai pirmas toksai kaip ir dykumų tėvas, iš kurio kilo visas vienuolinio gyvenimo tradicija. Tokia istorija. Šventas Antanas iš tikrųjų jis atsiskyrė, išėjo į dykumą ir gyveno kalnuose oloje. Ir kažkas jį aplankė ir Šventas Antanas dalinosi, sako, turiu 3 priešus. Atsiskyriau į uolą, liko tik tai vienas priešas, bet niekaip nesusitvarkau su juo. Sako, Šventai Antanai, kokius tu čia priešus turi? Sako, pirmas priešas, kai buvau pasaulyje, dar tai buvo mano akys. Visą laiką norėjau atrodyti prieš kitus, pasirodyti, ką turiu, kaip atrodau, savo išvaizdą ir taip toliau. Atsiskyriau į uolą, nėra kam į mane žiūrėti, dingo šitas priešas. Antras priešas buvo mano liežuvis. Tai irgi vis savo kalbą norėdavau protingesnis pasirodyti, iškalbingesnis, geresnis už kitus, kažką protingo pasakyti arba kitą pažeminti, taip toliau. Niekas vienas sėdžiu uoloj, nėra prieš ką liežuviu. Bet sako, su tuo didžiausiu savo priešu tai niekaip nesusitvarkau. Tai yra mano mintis, vis galvoju, kad esu šventas. Tai iš tikrųjų su mūsų mintim ir yra viena iš didžiausių, sunkiausių kovų. Ir toj dykumos tėvų, ezichazmos irgi tradicijoje. Ezichazma tai graikų kalboje reiškia, kaip sako, priešybė nerimui. Tai vidinė ramybė, kurios niekas negali sudrumsti. Ir žmogus laimingiausias ir, galima sakyti, pasiekia tą jau vienybę su aukščiausioju tada, kai jisai pasiekia tą vidinę ramybę. Ir jie būtent ir moko, kad tą ramybę pasiekti, tai pirmiausia reikia, galima sakyti, stabdyti bet kokias mintis, grįžtant į santykį tikrovėje, su tikrovė, su dabartim. Ir tame santykyje bažnyčios dykumos tėvai, jie moko krikščionybės, kaip tokį krikščionybėje, kad reikia grįžti prie Dievo, Kristaus ir tų žodžių, tokiais žodžiais atleisk. Arba, tai būdavo bet koksai dalykas, kažkoksai tai, kur ten mintis ar apie save, ar apie kitą.
bet kokias mintis palieki ir grįžti prie santykio su aukščiausiuoju. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.